Sveiki, šiandien kalbame su Marija Mendelė Leliugienė, garsiausia Lietuvoje dailės terapijos specialistė. Marija yra asmenybės ugdymo instituto Rafaelis įkūrėja. Marija, sakykit, nuo ko prasidėjo jūsų pažintis su dailės terapija? Dėkui už gerą klausimą. Nuo pat pradžios. Pati pradžia tai buvo 1994 metai Palanga. Tuo metu mūsų šeima gyveno ypatingai gerom sąlygom ir turėjom ypatingai daug laisvo laiko ir tiesiog nusprendėme savo šeimą priiminėti vaikus, patyrusius ypatingą skausmo koncentraciją. Ir ta prasme, tie vaikai pas mus į šeimą ateidavo iš visos Lietuvos. Ir tokie vaikai, kuriem praktiškai daugiau niekas nebegalėdavo padėti. Buvo tokia kaip mini reabilitacija šeimoje. Ir vienas berniukas pateko pas mus į šeimą iš Rykantų šiukšlyno. Vien žodis mama jam iškviesdavo vos ne epilepsijos priepuolius, pabaldavo lūpos. Ir buvo ten įtariamų tokių blogų dalykų, kurie, ačiū Dievui, nepasitvirtino. Ir kai mes jam davėm kambarį ir paklojom lovą, jisai pasėmė paprastą pledą, susiviniojo ir palindo po foteliu miegot. Elgesys buvo visiškai nesocializuotas, plus jisai kiekvieną naktį labai šaukdavo, košmarai kamuodavo. Berniuko buvo 9 metai. Ir vaikai pas mus visi gyvendavo nuo metų iki 1,5. Jie eidavo į mokyklą. Rugpjūčio mėnesį visiems suruošiau dailės priemonės, kad jie eitų į mokyklą. Ir staiga namuose tyla. Ką tai reiškia? Reiškia kažkas pavojingo. Vyksta. Bėgu ieškoti, kas vyksta, žiūriu, mano vaikai žaidžia ramiai ir ieškau to berniuko. Ir radau jį užsidariusi gintaro apdirbimo ceche. Ten platūs stalai. Atidarau duris, jisai visas išsitepliojęs ir sako, dar noriu piešti. Aš galvoju, viskas išpiešta, visas guašas, visi lapai. Ir nes man pirma mintis, kad vėl į parduotuvę, vėl viską pirkti ir taip toliau. Bet tai buvo pirma naktis, kai jisai nerėkė. Ir aš tuomet pagalvojau, eurika, aš atradau kažką ypatingo. Jeigu vaikas išsipiešia tiek, kiek nori, vadinasi, jisai išsilaisvina iš to, kas jam trukdo gyventi. Ir nubėgu pas savo vyriausios dukros dailės mokytoją ir sakau, žinote, vat vaikas išsipiešė, vat čia taip piešimas padeda žmogui. Jinai sako, čia nieko naujo, pasaulyje dailės terapija taikoma nuo 39 metų. Ir aš supratau, kad aš nieko naujo netradau, bet supratau, kad tai tikrai veikia. Įdomiausia yra tai, kad man šitas įvykis padarė tokį įspūdį mano gyvenime, kad aš kardinaliai pakeičiau savo profesiją. Nes prieš tai buvau chemijos pramonės specialistė, tiksliau sakant, mažeikių naftos. Bet kadangi buvau alergiška visiems sieros cheminiam junginiam, aš 15 metų dirbau avarijų likvidatorė kaip stambiausiose Lietuvos gamyklose. Ir staiga man reikėjo viską pakeisti. Ir tai reiškia, kad aš įstojau Vilniaus universitetą į socialinį klinikinį darbą ir ten parašiau savo antrą magistrą. Taip įvyko toksai perversmas gyvenime ir nuo to laiko aš visada su dailės terapija. Visada. Ir nesvarbu, koks amžius, ar tai yra maži vaikai, ar tai yra suaugę, ar tai senukai, ar tai yra tiesiog sergantis vėžiu. Nes dailės terapija man tarnauja kaip įrankis, kuris padeda žmogų uždegti gyvenimui arba
padėti prisikelti gyvenimui. Tiek iš priklausomybių įvairiausių, tiek iš kvailų kokių nors, nežinau, idėjų, tarkim, pasirinkimas gyventi depresijai. Čia galima prieštarauti, bet mano nuomonė, kad depresija tai yra tiesiog pasirinkimas taip gyventi. Galima ir kitaip. Ir dailės terapija gali padėti tokiam žmogui, kuris, pavyzdžiui, turi, tarkim, kažkokį pasikyla depresyvios nuotaikos, ar ne, jis depresija sergančiam gali irgi padėti. Taip, gali, bet tuomet ne vien dailės terapija, tuomet atsiranda toksai abrakadabra žodis kaip neuroedukacija. Tai reiškia, kad su tuo žmogum yra dirbama taikant kelis metodus. Vizualizacijas, dailės terapija ir kalbiniai kodai. Ir tuomet įvyksta stebuklai. Daug stebuklų. Čia turbūt jūsų nauja programa kažkokia, taip? Gal pristatysiu trumpai, kur yra? Taip, beje, šitai laidai turbūt pirmą kartą ir duodu interviu apie tai, apie neuroedukaciją kaip po tokį reiškinį. Ilgai svarsčiau, ar turiu teisę tarti šitą žodį, neuroedukacija. Prieš tai išsiaiškinau, kad yra neuroplastika, tai šitas žodis priklauso gydytojam. Bet tiek neuroedukacija, tiek neuroplastika, esmė šitų sąvokų, kaip jos gimė, tai yra visi metodai, kurie padeda žmogui pakeisti savo mąstymą ir elgesį. O tai yra labai daug, nes tame dalyvauja viskas, ir žmogaus visa nervų sistema, visi veidrodiniai neuronai, visa emocinė atmintis, visa siela, tai reiškia emocijos ir jausmai, visi išgyvenimai. Supratau, tai su žmogumi reiškia dirbama visuminiu būdu, kas yra labiausiai svarbu. Čia ir yra 3D. Trimatis ugdymas. Super. Supratau. Sakykit, Marija, o kaip dailės terapija jums pačiai galbūt padėjo kažką gyvenime praeiti, galbūt kažkokios buvo situacijos ar kažkokie tai jūsų, ar ta prasme, kad jūs jie dalinatės, bet turbūt pirmiausia, tai jums pačiai kažkur jinai buvo aktualus dalykas ir kažkam pagelbėjo? Kartą žiūrėjau savo albumą. Ir kai aš pasižiūrėjau nuotraukas prieš 15 metų, aš nusprendžiau, kad aš atrodau dabar žymiai geriau. Žymiai jauniau turbūt ir taip. Žymiai energingiau ir žymiai labiau švytinti. Tikrai taip. Ir aš palikau patenkinta. Aš nusprendžiau, kad aš piešiu ir jaunėju. Galėtų būti toks jaunystės receptas. Manau, kad galėtų tikrai būti. Ir ypatingai moterim. Nes pagrindinis dalykas, ką aš atradau dėl savęs dailės terapijoje, tai nėra, kaip čia pati dailės terapija iš savęs, bet pagrindinis dalykas tai yra kūrybinis procesas. Kūrybinio proceso metu 20 minučių paprastai iki 20 minučių vyksta toks dalykas kaip nusiraminimas, ramybės, vidinės ramybės atgavimas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad išsilygina įtampos tarp kairiojo smegenų. Kairiojo ir dešiniojo smegenų pusrutulių. Ir tuomet atsiranda tos vadinamos alfa bangos. Ir tuomet visa tai, kas toliau vyksta virš 20 minučių, tai vyksta toks stebuklas kaip prigimtinių galių savigydai plėtojimas, kūrybingumo plėtojimas, ką žinau, menininką mūzos pagavimas, kūryba atsidaro, keičiasi mąstymas. Pats toksai efektyviausias būdas, tai tuomet imi ir pieši, bet su viena taisyklė. Piešti reikia ir tapyti reikia be jokių taisyklių. Neturint jokios perspektyvos. Neįsivaizduojant, kas gausis, ar ne? Taip, neįsivaizduojant, kas gausis. Vat noriu perlą, tada ką, piešiai perlą, ir tada stresuoji, kad jisai nesigauna. Ir vėl nebe ta ramybė. O jeigu pieši tiesiog žaidi su spalvom, pasirinki spalvas, tokias, kokias nori. Nes kiekviena spalva yra dažnis. Mūsų emocija ir jausmas taip pat yra dažnis. Ir visa paslaptis yra, kiek žmogus kūrybos metu būna sąžiningas pats savo.
Ir tuomet atsiskleidžia visi šitie, kaip čia, gali paaiškinti, kaip įvyksta tie stebuklai. Kaip viena moteris vienos dienos seminarė pabuvus ir nutapęs širdies ikoną, parašė padėką, kad jai dingo 2 metų senumo egzema. Arba moteris, kurios negali pastoti, pavyzdžiui, fiziniam lygmenį, tarsi viskas yra gerai, jos susilaukia džiaugsmo ir kad gali atverti savo gyvybės vartus. Tai iš tikrųjų unikalu. Nes gyvybė, bet kokia atveju, pirmiausia gimsta žmogaus širdyje, pas moterį ir tik tuomet tyščiusi. Jeigu mano širdis yra suspaudime, tai kaip ir gyvybei vietos nėra. Taip. Tikrai stebuklai vyksta pas jūs. Aš girdėjau apie jūsų tokius seminarus, kur žmonėm išsipildo stebuklai. Netgi esu girdėjus jūsų tokią istoriją, kur ir jums išsipildė kažkoks stebuklas susijęs su dailės terapija, būtent apie Jamesą Bondą kažką. Gal gali trumpai papasakoti? Ta istorija, manau, bus labai įdomu išgirsti. Gerai. Istorija buvo tokia, jeigu prieš istoriją, tai dirbau su vaikais. Vaikai skaitos, jeigu susirga, jie neina į mokyklą, bet būtinai ateina į Rafaelį. Ir tuomet man tėvai skambina ir sako, kokia čia sekta pas jūs, kodėl vaikai pas jūs taip eina. Ir po to jie mato pokyčius, gerus pokyčius, pozityvius pokyčius vaikuose ir tuomet jie sako, ir mes norim. Gerai, važiuojame Karklę. Ir Karklį buvo tėvams seminaras buvo Karklėje. Ir daviau šitų angelų išsipildymą. Ir jie sako, o jūs turit kokią nors svajonę, kad galėtumėt susvajoti ir jinai neišsipildytų? Čia jūsų taip paklausė, ar ne? Čia tėvai klausė manęs. Aš sakau, nežinau, gerai, galiu pagalvoti. Noriu, kad Jamesas Bondas atvažiuotų į Rafaelį. Tai buvo spalio 5, o po naujų metų, berods sausio, nepamenu, 20 gal, iš tikrųjų Rodžeris Mūrs, UNICEF geros valios ambasadorius, jisai lankėsi čia Lietuvoje, tikslas buvo lėšas surinkti mokyklai ir jisai savo vizitu pagerbė mūsų asmenybės ugdymo institutą Rafaelis kartu su savo žmona Kristina. Ir tai buvo tik dėl to, kad asmenybės ugdymo programa, aš esu kūrėjas, 2008 metais buvo pristatyta pasaulinėme švietimo ministrų suvažiavime Ženevoj, jį organizavo Jungtinės tautos, kaip viena perspektyviausių asmenybės ugdymo programų pasaulyje. Ir šita programa Rafaelį yra gyvendinama 16 metų. Ir matomai dėl tos priežasties ir pasirinko aplankyti mus. O faktas tas, kad programa tikrai veikia gerai, vienas berniukas susitikimo metu su Rodžer Mūr išsitraukė 10 litų ir padavė kaip auką tiem vaikam, kurie neturi sąlygų, kur mokytis. Ir tuomet Rodžer paėmė tuos litus ir jisai sako, tai neįtikėtina, juk vaikas atidavė savo dienpinigius. Ir reiškia, kad jisai save apriboja kažkuom, netgi maistu, tam, kad kiti vaikai galėtų mokytis. Ir dabar tas 10 litų yra įrėmintas toj mokyklėlėj, skaitos kaip geriausias žestas iš Lietuvos. O galbūt galit pasidalinti kažkokiais patarimais, atsakykime, žmonės sėdi namie, ar ne, jie galbūt neturi sąlygų ar galimybę ateiti. Kokiom dailės terapijos galbūt užduotėlėm jie galėtų padėti savo kasdieniam gyvenime, galbūt išreikšti emocijas, arba praskaidinti nuotaiką, arba galbūt jų svajonės irgi gali išsipildyti. Na, su svajonių išsipildymu sudėtingiau, tiesiog reikia būti gyvai. Aha, supratau. Pasidaryti savo svajonių angelą, ten viską labai kryptingai surašyti ir po to diskutuoti, išgryninti svajonę ir po to tie angelai pildo svajonės. Supratau, tai kas norit, kad svajonės išsipildytų, gali jūs kreiptis, ar ne? Jūs surasti ir... Su metų garantija. Su metų garantija netgi. Galima, juokauju. O dėl pratimų namuose, tai tikrai galiu pasidalinti keliais pačiais efektyviausiais pratimais. Tai yra padaryta per 12 lokalinių tyrimų ir tyrimai padaryti 1500 vaikų 5 skirtingose Lietuvos mokyklose. Ir
anot mokytojų, kurie dirbo su vaikais, jie reflektavo, kad kardinaliai pasikeitė mikroklimatas klasėse. Tai reiškia, kad vaikai tapo atsakingesni. Sumažėjo patyčios 96%. Vaikai sąmoningai pamokos metu, ypatingai pradinukai, eidavo ir sakydavo, man sukilo blogos emocijos, aš einu išveikti. Papiešti. Papiešti. Aš tuoj parodysiu šitą pratimą, jį galima naudoti namie, darbe, mokyklose. Tai tikrai jau patikrintas metodas. Ir dar vieną metodą, tai yra piešimas rankomis. O piešimas rankomis kompensuoja lytėjimo stoką. Tai yra pirmiausia, jisai yra labai svarbus tiek mažam, tiek dideliam. Nes pagal Eriksono raidos teoriją nesvarbu, kuriam amžiaus tarpsnyje užpildysi savo lytėjimo stoką, patirta kažkur ankstyvojoj, taip ar kūdikystėje, ar vaikystėje, tu toliau įgyji galę augti kaip asmenybė, kaip brandi asmenybė. Dar viena po šitų išsipiešimų, tai reiškia emocijų išveikimų pieštukais ir po piešimo rankomis, tėvai sako, kad vaikai nustojo sirgti peršalimo ligom, sako toks vaizdas, kad... Veikia kaip imuniteto stiprinimas. Imuninės sistemos stiprinimas. O tėveliam, kurie, pavyzdžiui, augina vaikus mažesnius, tai piešimas rankomis būtinai reikia pirkti dažus tik piešimui rankomis. Jie valgomi yra. Būtent, nes viską ragauja. Taip, kad neapsinuodytų. Bet piešimas rankomis iki 3 metukų dar padeda, turi tiesioginį įtaką intelekto formavimuisi. Kai vienas dailininkas iš Norvegijos buvo mano seminarė, jisai sužinojo apie šitokią galią piešimą rankomis. Šiuo metu Norvegijoje yra nacionalinė programa, visi darželyje piešia rankomis. Super. Aš 15 metų bandžiau įsiūlyti mūsiškiam, nieko. Nu, matai, dar teks Bet tėveliai patys savarankiškai tikrai tai gali daryti ir tikrai tai yra efektyvu. Supratau, tai galbūt dabar galėsim pasižiūrėti, kaip tie pratimai atliekami. Mielai. Gerai. Taigi, pristatau patį pigiausią, efektyviausią metodą, kur galima naudoti namuose, mokykloje, darbe, bet kur. Tai galima pavadinti, vaikai labai mėgsta tai vadinti, emocijų kampeliu. Ko reikia? Reikia fanieros 60x80. Būtų gerai nugludinti kraštai. Reikia 2 pieštukų, storų, kurie yra kaip žaibolaidžiai ir kurie padeda nuimti bet kokią įtampą, kuris susikaupusi mūsų mintyse arba bet kur kūne. Ir emocijų išveikime labai svarbu 3 komponentai. Tai reiškia kūno judesys, tai mes piešiam, toliau yra kvėpavimas ir jeigu galima garsas. Ir tai atrodo maždaug taip. Trunka iki 2 minučių tiek, kiek trunka pati emocija. Praktiškai daugiau netrunka, nes pavyzdžiui, jeigu yra pyktis, tai iki 2 minučių, o visa kita tai yra saldus keršto planas. Gerai, dabar tai atrodo maždaug taip. Išveikti emocijas. Dabar ką reikia išveikti? Reikia atsiminti ne tą žmogų, kuris mane suerzino, bet atsiminti, kaip aš jaučiausi, kai mane suerzino. Pavyzdžiui, aš dabar tikrai turiu tokį labai nemalonų dalyką, man niekaip nesumoka už paslaugas. Aš tikrai pykstu ir aš sakau. Viskas. Wow. Emocija išveikta. Tai būtent apie tai, vaikai, pavyzdžiui, pradinukai ypatingai, jie sako, man sukilo negeros emocijos ir jis ateina ir jas išpiešia. Viskas. Tai reiškia, kad vaikas tampa laisvas nuo suvaldytų emocijų. Ką reiškia suvaldytos emocijos, jos nukrenta, kaupiasi kūne ir pasireiškia per psichosomatinius skausmus. Vaikam paprastai skauda pilvą, prakaituoja delnai prieš atsakinėjant, skauda galvą. Labai dažnos peršalimo ligos čia yra dėl to, kad neišveikia, negali pasakyti tai, ką galvoja. Ir tuomet šitas pratimas yra vienas iš efektyviausių būdų, tikrai patikrinta praktikoje. Kitas metodas – piešimas rankom, bet kodinėm spalvom. Jos yra geltona, mėlyna, raudona.
Galima piešti tik su viena spalva arba su visom trim iš karto. Ką reikia padaryti prieš tai? Reikia turėti A1 formato lapą, būtinai tokį didelį. Kitas dalykas, būtinai įsitepti rankas kremu, kad lengviau nusiplautų. Tuomet imam kokią norim spalvą ir ją pilam tiek, kad galėtume maudytis. Šį kartą aš paimsiu dvi spalvas. Mėlyną ir geltoną. Ir tiesiog leidžiuos į visiškai kitokį nuotykį. Labai svarbu nuostata, kai aš piešiu rankom, kompensuoju lytėjimo stoką, tai reiškia, aš gydau savo emocinę atmintį. Ir labai svarbu tuo metu mintyse dėkoti sau už drąsius sprendimus, už drąsą keistis, dėkoti kūrėjui, dėkoti tėvam ir visiems tiem žmonėm, kurie man padėjo išgyventi, tarkim, sunkiausius gyvenimo momentus. Ir piešimas rankomis gydo, stiprina imuninę sistemą, netgi fizinę. Šitokiam kūrybiniam procese yra būtina išbūti bent 30 minučių. Vaikai nupiešia viena spalva vadinamus angelus, jie dažniausiai taip pavadina. Tai yra drąsos angelas. Vienas berniukas pasakė, čia yra drąsos angelas mylėti mergaitę. Berniukas darželyje. Ir vaikam tai veikia paslaptingų būdų, nes viena mergaitė nupiešus rankom 3 angelus, bet būtent kodiniam spalvom, jinai per vieną kartą nustojo sisioti į lovą. Aišku, čia reikėtų prieš tai pasitikrinti, ar vaikas neserga cukriniu diabetu. Jeigu ne, vadinasi, šitas piešimo metodas, jis labai tinkamas. Ačiū labai už šiandienos pokalbį, už tokį gražų parodymą mums, kaip galima dailės terapiją užsiimti namuose ir kaip jinai gali mums padėti. Tai linkiu jums irgi daug gražių piešinių, daug įkvėpimo kūrybinio darbe savo ir sakau ačiū labai ir iki kito karto. Dėkui jums.